Pagal trumpą tekstuką nustatyk, kokia tavo schema yra aktyvi. Įsivaizduokit situaciją. Jūsų partneris atėjo namo, niūrus, mažai kalba, ar partnerė, kokia neracionali mintis jums gali šmėkštelėti galvoje. Įsiminkit skaičių. 1. Galvojate, kad gal kažką padarėt ne taip. 2. Galvojat, kad vyksta kažkas, ko jūs nežinote. Pavyzdžiui, gal jam patiko kitas žmogus. 3. Galvojat, kad jis ir neprivalo rodyti meilę, kad ir kitose šeimose ne pyragai. 4. Galvojat, kad jam buvo sunki diena ir reikia juo pasirūpinti arba netrukdyti jam. 5. Galvojat, kad jis jūsų nevertina, jeigu leidžia savo taip elgtis, arba išvis nesugeba normaliai bendrauti. 6. Pats esate tiek užsiėmęs, kad jeigu tą nuotaiką ir pastebėjot, iškart pamiršot. Ir 7. Galvojat, kad jeigu jau dabar tokios nuotaikos, tai ateityje bus tik blogiau. Taigi, kokias schemas reiškia koks ženkliukas? 1. Nevertumo schema, 2. Įtarumo, 3. Chroniško vienišumo, 4. Pasiaukojimo, 5. Privilegijuotumo, 6. Perfekcionizmo, 7. Pesimizmo ir katastrofų.